Sveiki, jūs klausotės Dešiniojo proto tinklalaidės. Dešinysis protas yra Europietiškos dešinės instituto kuriama tinklalaidė. Mėly klausytojai, jūs mūsų tinklalaidės užsklandoje girdite Bachą, vokiečių kompozitorių, girdite fragmentą iš Brandenburgo koncerto, bet šiandien mes kalbamės pirmą sykį mūsų tinklalaidėje apie muziką. Apie muziką ir politiką pačia plačiausia prasme ir fokusą sukoncentruosime į Richardą Wagnerį. Tam mūsų studijoje svečiuojasi ir man labai malonu pasveikinti Julijų Grickevičių, komunikacijos specialistą, kultūros vadybininką ir Vytauto Didžiojo universiteto menų fakulteto dėstytoją. Sveiki, Julijau. Sveiki, Teodorai. Taigi, Wagneris, daug klausimų, daug niuansų, neišvengiamai kalbėsime ir apie istoriją, XIX amžiaus istoriją, XIX amžiaus antros pusės istoriją, Wagnerio taip vadinamąją atmintį, kas jis toks yra, kaip jis yra atsimenamas, kaip jis yra įpaveldinimas, Bairoito festivalį, bet pirmiausia jūsų asmeninis santykis su Wagneriu. Kodėl Wagneris? Čia toks amžinas klausimas ir nėra tokio labai racionalaus atsakymo, bet gal pirmiausiai Wagneris sukūrė tikriausiai labai paveikę, labai gražią muziką. Tai nuo to viskas ir prasideda, ne? Kuri atrodytų yra labai daugiasluoksnė ir niekada negali pabaigti su ją, ar ne? Kaip ir pati muzika atrodo yra visiškai nesibaigianti. Taip sukurta, bet iš tiesų man kaip kažkada norėjusiam tapti istoriku, Wagneris tapo objektu, kuris turi tikrai pakankamai daug sluoksnių ir atidarius vienas dureles, tu matai, kad gali toliau durelių skaičius tik multiplikuojasi ir kokį sluoksnį beimtum, kultūra, kūryba, istorija, politika, filosofija, visur Wagneris bus palikęs tam tikrą pėdsaką. Ir savo gyvenimo metu, ir kalbant apie įtaką, kurią padarė nedelsiant ar savo gyvenimo metu ir vėliau, 20-ojo amžiaus eigoje, tai yra labai įtakingas kūrėjas. Ir aš sakyčiau, kad klasikinėje muzikoje, kalbant apie įtaką, tai yra, ko gero, vienas iš įtakingiausių, jeigu ne įtakingiausias kūrėjas XIX amžiuje. O kokios yra didžiausios tos įtakos, jeigu taip greitai galėtume įvardinti kitiems kompozitoriams, kas tai yra tokie pagrindiniai sluoksniai? Ne tik kompozitoriams, plačiaja prasme, ir literatūroje, ir dailėje, kadangi jau nuo 1850-ųjų, nuo Wagnerio tokio garsios Tannhäuserio nesėkmės Paryžiuje, pradeda formuotis judėjimai arba mąstymo būdas, kuris vadinasi wagnerizmas arba wagneristai tam tikri. Ir tiek Prancūzijoje, čia jau simbolistai, Baudelaire'as, vėliau dailininkai, impresionistai perima šitą wagnerizmo idėjas. Didžiojoje Britanijoje prie Rafaelitai, Rusijoje, netgi Portugalijoje, Amerikoje, visur gimsta tam tikri wagnerizmo judėjimai, kurie yra ne kiek politiniai, kiek kultūriniai. Ir aišku, kad dažniausiai tai yra įkvėpta ir idėjų Wagnerio, ir muzikos, ir to, ką jis rašė, kalbant apie konceptualų teorinį savo kūrybos pagrindimą, nes Wagneris yra palikęs didelį teorinių veikalų lotą. Taigi, iš esmės tai ir formuoja tai, kad Wagneris turėjo didelę įtaką labai plačiai ir labai daug. Ir iki pat šių dienų, iki pat šių laikinių mąstytojų, režisierių, rašytojų, Wagneris tebėra tas vaizduotę jaudinantis, kartais ne iki galo įmintas, labai mįslingas arba kontroversiškas kūrėjas. Ar galima sakyti, kad Wagneris kūrė ne tik muziką, bet ir tam tikrą vaizduotę? Na taip, Wagneris, ko gero, nuo pakankamai anksti suprato, kad jo kūryba turi būti ne tik apie estetiką ir ne tik apie estetinį rezultatą, malonumą, pasitenkinimą, bet tai yra šis tas daugiau, kad tai yra socialinis reiškinys ir kad kūryba ir tokia drama, kokią jis kūrė, gali turėti keičiančios įtakos visuomenėje. Ir vėliau jau po Dresdeno revoliucijos formuodamas savo gerai žinomą Gesamtkunstwerk arba visuotinio meno idėją, kurioje susilieja įvairūs žanrai ar nelygiomis proporcijomis, kurdami dramą, nebenaudoja žodžio opera, dramą. Tos dramos principų jis sėmėsi iš senovės Graikijos, iš Eskilo, iš panašių
iš panašaus paveldo, sakydamas, kad viskas, kas gero, jau nutiko kažkada senovėje, o šiaip šiuolaikinė visuomenė yra supuvusi. Labai komplikuota, labai merkantilinė kapitalizmo pradžia, reiškias, ir kad jeigu ištaisyti, kad ją patobulinti reikalinga šita Richardo Wagnerio drama. Tai jis, kaip Wagneris, kaip kūrėjas, jisai matė save nei daugiau, nei mažiau kaip pasaulio, reiškias, situacijos taisytoja tam tikrą. Jis buvo savo iškėlęs pakankamai rimtą misiją. Mes kalbame apie Wagnerį ir politiką. Ar galėtume įvardinti vieną iš operų arba epų, kuriuos galima vadinti labiausiai politiškais? Iš tikrųjų, šitas klausimas yra nepaprastai geras, tik tiek, kad aš jį mielai atsakyčiau po klausimu apie Wagnerį ir politiką bendrai. Aha, tai jūs galite pradžioje apie tai ir atsakyti. Kas yra įdomu, gal atkreipčiau dėmesį į pirmą faktą, kad Wagnerio gyvenimo rėmai, gimimo ir mirties datos simboliškai labai sutampa su reikšmingais Vokietijos įvykiais. Visų pirma, jis gimsta 1813 metais. Kaip rašo amžininkai romantikai, po Leipcigo mūšio kanonadomis. Ir Leipcigo mūšis iš esmės yra štai pirmoji vėliava, po kurio Vokietija staiga pradeda galvoti apie Vokietiją. Landveras, atsiranda nacionalinis trikoloras. Ir už kur prasideda judėjimas, taip vadinamas Vormärz, kuris trunka iki pat Frankfurto parlamento, iki revoliucijų 1848 metų. Ir Wagneris miršta 1883 metų pradžioje, Vokietija jau suvienyta. Tai kaip ir darbas baigtas, ar ne? Tai iš esmės visas jo gyvenimas yra vienaip ar kitaip susijęs su visais tais Vokietijos apmąstymo pradžioje, tapsmo, o vėliau jau į valstybinimo procesais ir vienijimo galų gale. Tai Wagneris yra ir tam tikra, kaip čia pasakyti, įvykių dalis ir auka tuo pačiu metu, ir beneficiaras pagrindinis, ir kartu formuotojas. Tai neišvengiamai, kad jo politinė mintis, kad politikoje jis vienaip ar kitaip dalyvauja, bet, čia jau Nyčė yra pasakęs, kad prieš Vokietijos suvienijimą, kad atrodytų, kad čia dar yra daug didelis atomų judėjimas, bet dar nevirtęs kosmosu. Ir kadangi tai dar visas tas geras 20 amžiaus gabalas dar yra atomų judėjimas, Wagneris labai keičiasi, kalbant apie idėjas, kaip jis mato visą šitą politinę situaciją. Ir kalbant apie ėjimą į Dresdeno revoliuciją, jis jau tuo metu yra grįžęs iš Prancūzijos. Po labai skaudžių 2 metų Prancūzijoje jis net laiko prancūzų konkurencijos tuometinio teatro taisyklių, nes Prancūzija buvo tas kultūros lopšys tuo metu. Vokietija atrodė pakankamai provincialiai. Ir grįžęs į Vokietiją, žinoma, jis gauna postą Saksonijoje kaip Dresdeno karališkojo teatro kapelmeisteris. Jis taip pat supranta, kad šita sistema jo visiškai netenkina, kad šitas karališkas teatras ir visa ta teatrinė meninė sistema, jinai yra labai komplikuota ir jinai tikrai netarnauja nei jokiam kūrėjui, o jo labiau jo idėjoms, ir kad jie reikia skubiai reformuoti. Ir jis pradeda dirbti šitą reformatoriaus darbą, bet būna neišgirstas. Ir čia, kur buvo, kur nebuvo, prasideda visi neramumai, kurie susiję su pirmaisiais bandymais vienyti Vokietiją, Frankfurto parlamentas, ir Wagneris bando paimti šansą kažkaip įgyvendinti tas reformas. Jis pateikė netgi 2 tokius labai rimtus dokumentus. Pirmąjį apie nacionalinio teatro reformą, antrąjį apie teatro orkestro darbo principus. Iš esmės tai yra dokumentai, kuriuose yra prašyta labai daug dalykų, kuriais mes tebesivadovaujam šiandien, kalbėdami apie organizaciją. Pavyzdžiui, jis iškelia tokią idėją kaip nacionalinis teatras. Nacionalinis teatras yra vienas, visi kiti turi kitą statusą, nacionalinė mokykla yra viena, žinoma, viskas vyksta Dresdene, ten ir taip toliau. Aišku, nepaisant to, kad atsiranda daugiau politinių vėjų, tai yra ir liberalai, ir respublikonai, ir monarchistai, ko tik nori. Niekas neišgirsta jo idėjų ir jisai pradeda daryti žygius, bendrauti su vietiniais revoliucionieriais, įdomesnių idėjų savininkais ir Dresdene, ir Vienoje. Ir pradžioje galima sakyti, kad Wagneris yra iš viso antivalstybininkas, jisai neigia valstybės reikšmę, jis eina kai kurių netgi vokiečių mąstytojų keliu, ar ne, kurie sako, kaip Šileris, Vokietija, kas ta Vokietija, kur jinai padėta, ar ne, vojas lygt. Ir tuo metu anarchistinės idėjos ir tokios, gal sakyčiau, netgi pakankamai kontroversiškos mintis tarp to,
ko siekia dalis revoliucionierių 1848 metais, didelė dalis ten yra respublikonų, demokratų. Wagneris bando būti tokiu tilteliu tarp vienų ir kitų ir nepaisant to, kad aktyviai lankosi ir įvairiausiose rateliuose, tokiuose kaip Vaterlandsverein, jis demokratijoje neįžvelgia nieko gero. Lygybės principas ir visos tos marksistinės idėjos, taip. Bet kad parlamentarizmas, pavyzdžiui, arba demokratija būtų pagrindinė varančioji jėga, ne. Ne dėl to, kad jis matyt nesuprato, kas kaip tai turėtų veikti. Ir kadangi Drezdeno revoliucija jam baigėsi pakankamai liūdnai, jis sugeba pabėgti į Šveicariją, bet jo patys ištikimiausi bičiuliai tokie kaip Michailas Bakuninas, Augustas Riokelis, kurie buvo žymiai radikalesni, tiesą sakant, jie įkalinami ilgam yra. Tai tiesa, Bakuninas paskui dar sudalyvauja daug revoliucijų kaip etatinis revoliucionierius, o Riokelis lieka ir tokių epistoliarinių draugų Wagneriui, kurio idėjas jis labai gerbė. Ir patekęs į Šveicariją, jis taip pat patenka tarp žmonių, kurie rado ten prieglobstį, kurie buvo panašus į jį, tiesa, ne muzikai. Intelektualai, architektai, rašytojai, poetai, bet jis pateko į labai gerą terpę, tiesą sakant, kuris buvo vienintelis muzikas. Tai vat. Ir nuo Drezdeno revoliucijos iki 70-mečio 15 metų Wagneris nepolitikuoja visai. Jis yra atsijungęs nuo viso šito failo, nes matosi, kad nėra jokių vilčių, nors žinoma vyksta įvairūs procesai. Metternichas dingsta iš Austrijos politikos, tas truputėlį įgalina vokiškas žemės, sakykime, galvoti apie kažkokias sąjungas ir vyksta daugybė procesų, bet jie vyksta be Wagnerio. Na ir galų gale, finale, Wagneris tarp 1859 ir 64 išgyvena 5 metį tokio labai didelio klajonių. Ir tada tuo metu jis gali grįžti ir į Drezdeną, galų gale jis gauna amnestiją, nes kitaip jis yra ieškomas nusikaltėlis vokiškose žemėse, jis negali ten įvažiuoti visą tą laiką po Drezdeno revoliucijos, kur, kaip sakiau, sudalyvauja pakankamai pilnakoja, būdamas labai svarbių valstybinių pareigų žmogus. Ir Listui jisai sako tokią frazę, kad aš irgi nežinau, kur yra kas ta Vokietija. Vokietija yra ten, kur aš esu. Ir tas labai atspindi jo tuometinę būseną, tokio klajoklio, Wagnerio maršrutai, kiek ir kaip jis sugebėdavo keliauti tarp miestų, Paryžiaus, Ciuricho, Italijos, yra stebėtini 19 amžiaus žmogui, nes tai labai atitinka tai, kaip mes šiandien įsivaizduojame žmogaus mobilumą. Ir tai yra tranzicinis periodas tarp pašto karietos ir geležinkelio atsiradimo ir taip toliau. Ir štai čia jisai sako kitą labai įdomią frazę, kad matyt, kad mano idėjas gali įgyvendinti koks nors princas. Nes jau tokia klavietė pasiekta, skolų yra per daug, jau iš esmės jo keliavimas remiasi to, kad jis turi keisti vietas tam, kad jis išvengtų kreditorių ir ten tie kreditoriai greitai absorbuoja jo turtą ir jisai, reiškia, keliauja tokiu būdu ir stengiasi skolintis iš naujo, dengti senas. Ir štai čia atsiranda Liudvikas. Ir čia atsiranda Liudvikas, jau visiškoje aklavietėje atrodytų, Liudvikas ką tik atėjęs į sostą. Priminkim klausytojams, kas yra Liudvikas. Liudvikas II, Wittelsbachas, Bavarijos karalius, kuris ateina į sostą po savo tėvo Maksimilieno staigios mirties, būdamas labai jaunas, 18 metų monarchas, visiškai nepasiruošęs šiom pareigom. Tai jis pradeda eiti pareigas kovo mėnesį ir vienas iš pirmųjų dekretų yra surasti Richardą Wagnerį. Liudvikas II nuo 12 metų yra visiškai pasinėręs į Wagnerio veikalus, tuo metu teorinius ir turi viską, kas susijęs su savo dievuku. Kitas dar žmogus nuo 12 metų žavėjosi Wagneriu, kurio pavardė prasideda H raide. Taip pat. Ir irgi pradėjo nuo Lohengrino. Ir irgi nuo 12 metų. Okay. Ir kalbant apie Liudviką, turbūt galim priminti, kad yra mano galva visai neblogas Viskončio filmas. Viskončio, neklystu. Taip. 4 valandų apie Liudviką, Bavarijos karalių. Ir Wagneris be abejo ten irgi yra vaizduojamas, toks pusiau išprotėjęs kompozitorius. Tas dešimtmetis Wagneriui buvo labai didelio virsmo dešimtmetis, pavadinkime, jis buvo labai sodrus, tai vat nuo to nieko ir bėgimo iš Vienos, mėtymo pėdų, nes Vienoje Wagneris tikisi
statyti Tristaną ir Izoldą, vyksta ten virš 100 repeticijų vienos teatre, paskelbiama kaip nesugrojamas kūrinys, tuo tarpu Wagneris yra visiškai prasiskolinęs, gyvena labai prabangiai. Čia vėlgi jo samprata to prabangumo, tokio rockstaro, reiškia, kad, aš teikiu džiaugsmo tūkstančiams, kodėl aš negalėčiau save pradžiuginti keliais mažmožiais. Ir visą tai baigėsi ekstravagantiškais skoniais, įrengtais butais, reiškia, šilkais. Šilkais būtent jis turėjo labai didelę simpatiją, ar ne, šilkams, kilimams. Kilimams, prabangiausiems audiniams, išvaizdai, kai Liudviko pasiuntinys von der Pfistermeisteris jį persekiojo ir bandė atsekti, kur jis yra. Jis pirmiausiai keliavo į Penzingą, į Vieną ir ką jis randa tuščią butą, kur jis nuomavosi, nes kreditoriai jau pasiėmė baldus, bet bute yra 100 butelių šampano. Jie yra netidaryti, kaip sakant, bet 100 butelių šampano yra, ar ne? Ir už skolas konfiskuota visa kita. Ir tuo metu Wagneris iš Vienos, jis traukėsi į daug kur, jis traukėsi į Ciurichą, jis pridaro cirkų Ciuriche, pas savo draugus, reiškia, sėdėdamas jiems ant sprando, ir finaliai jis atsidūrė Štutgarte. Ir čia labai įdomus momentas, kad Štutgarte jis jau užstatinėja tabakinės, bandydamas prisiglausti viešbutyje ir gauti numerį. Bet staiga kažkoks vyriškis pradeda ieškoti Wagnerio. Ir pirma mintis, aišku, kad, čia turėtų būti kažkoks finalas. Tomas gal manęs atėjo. O ten jo atėjo iš ne pirmo bandymo, visą tą kelionę pravažiavęs šitas karaliaus sekretorius, reiškės, įteikdamas jam laišką, kad karalius jį sulaukė. Ir čia kita įdomi istorija, kadangi kitą dieną jie jau vyksta į Müncheną iš Štutgarto ir Wagneris turi pats nusipirkti bilietą, jis neturi už ką nusipirkti to bilieto, jis vos neturi vytis traukinį, bandydamas įšokti į jį. Tai Wagnerio gyvenimas ir biografija yra pilna panašių paradoksų, nutikimų ir už tai, grįžtant prie jūsų pirmo klausimo, atrodytų, kad kada visa tai yra, kur čia yra ta pabaiga, galutinis, jos nesibaigiančios šitos istorijos. Tai ir Liudvikas buvo nusiteikęs globoti Wagnerį kaip monarchas ir Wagneris labai gerai suprato, kad tai kas čia yra per santykis, ar ne, kad čia yra ta ideali valstybė, kur monarchas globoja meną, tarėsi su menininku ir jisai semėsi jėgų ne iš kažkokios real politiko, jis semėsi jėgų iš kažkokios kitokios išminties, kitokios dvasios ir kad jis funduoja pirmuoju asmeniu, ar ne, ir kad tai yra ateities valstybė, ne kokia nors Friedricho didžiojo Prūsija, bet Liudviko Bavarija ir jis yra įsikvėpęs labai šito modeliu, daug labai rašo apie tai ir pradeda formuoti netgi tokią politinę darbotvarkę karaliaus, sakykime, nes jie leidžia labai daug laiko kartu. Ir visas tas ministrų kabinetas ir sekretariatas mato, kad Liudvikas iš esmės neužsiema daug labai kuo kitu, kaip tik tai bendrauja su Wagneriu. Priminsiu, kad Liudvikui tuo metu yra 18-19, Wagneriu apie 50. Liudvikas yra 1,80-90 ūgio, Wagneris 1,60 m. Žodžiu, visa ta sąjunga ir jų bendradarbiavimas jau 20-ojo amžiaus istorikų vienų yra labai kontroversiškai vadinamas, man atrodo, Delinas tai vadina atvirai farsų, didžiausių 19-ojo amžiaus farsų, kuris galėjo nutikti, nes ten visi tie susirašinėjimai einantis iki homoerotinio lygio. Visa tai, kaip karalius pozicionuoja savo darbotvarkę pagal Wagnerio idėjas, jas žinoma pervirškindamas savaip, čia nemažiau svarbus momentas. Tai ir čia galima sakyti, kad įvyksta keli labai svarbus lūžiai. Wagneris visų pirma smarkiai naudojasi dar ir finansinę karaliaus padėtimi. Karalius padengė visas skolas ir ten tos sumos, kurios išeina iš biudžeto, yra kosminės iš esmės. Wagneris pradžiai gyvena prie Starnbergo ežero, tokio 22 kambarių viloj, paskui jis persikėlė į Müncheno centrą, visiškai jau prie Königsplatz ir prie rezidencijos karaliaus. Ir Münchene pradeda formuotis toks Wagnerio biuras. Ten daug žmonių sukasi labai aplink visą tai ir Wagnerio mąstysena labai smarkiai keičiasi. Jis staiga save supranta kaip tokį centrinį žmogų, aplink kurį kultūriškai sukasi daug labai dalykų ir kad jis turi nuomonę ir turi ką pasakyti visose klausimuose. Politiniuose klausimuose taip pat. Jis pradeda dalyvauti visoje karaliaus darbotvarkėje. Ir čia kaip tyčia 864-66 Prūsija pradeda daryti labai daug aktyvių veiksmų, reiškia, Šlešvigo-Holšteino karas.
paskui jau čia visi vokiečiai bando išsiaiškinti, kas centrinis, Austrija, Prūsija ar Bavarija. Kenigradsas tai išsprendžia. Taip, bet va čia Wagneris jau pradeda labai aktyviai dalyvauti. Ir nors po jo labai skambių pirmųjų metų su karaliumi ir labai didelių finansinių injekcijų Miuncheno žmonės surinka 4000 parašų, kad karalius išvytų Wagnerį iš Miuncheno. Ir Wagneris ir karalius yra priverstas tai padaryti. 865 metų pabaigoje, čia tie metai, kai Tristanas ir Izolda yra premjeruojami, Kozima Wagner aktyviau pradeda, Kozima von Bülow pradeda aktyviau, Bülowas atvyksta į Müncheną dirbti kaip prūsas į Bavariją, nu čia toks ekskliuzyvas šioks toks. Daugybė kitų žmonių tenais užsisuka, labai daug Wagnerio kūrybinių idėjų, visas Münchenas yra pašiurpęs nuo idėjos statyti Wagnerio teatrą Müncheno centre. Ir ministrų kabinetas protestuoja dėl to, kad tai yra milžiniškos išlaidos. Ir antra yra daugybė kitų idėjų, ką Wagneris norėtų nuveikti Miunchene, turėdamas karaliaus globą. Tai yra, jie su Bülowu norėtų sukurti naują muzikinio lavinimo sistemą. Tai va, jeigu šita idėja būtų įsigyvendinusi, tai Bavarija būtų bankrutavusi iki Vokietijos suvienijimo. Dėka šitų dviejų kūrėjų. Tai va. Ir jau būdamas nuošaliau Liucernoje Tripšene, Wagneris pradeda dalyvauti šitam politiniam žaidime jau rimčiau truputėlį. Ką reiškia rimčiau? Otto von Bismarckas supranta gerai, kad Bavarijos karalius yra pažeidžiamas per Wagnerį. Ir per tam tikrus draugus, ten buvo Eliza Vilė, François Vilė, jis pradeda koresponduoti su Wagneriu. Ir Wagneris, tiesą sakant, atmeta Prūsijos politiką tuometinę. Jis atmeta visą Prūsijos militarizmą, augimą, lyderystę, kalbant apie visus procesus. Tuo metu dar nelabai aišku, kaip čia tas suvienijimas turėtų būti ir ten labai daug įvairiausių idėjų sklando. Bet galų gale po to, kai Bavarijos vyriausybė žlunga tam tikrų momentų ir Landtagas balsuoja gindamas pro-austrišką von der Fordeną ir Pfistermeisterį, Wagneris supranta, kad čia lūžio taškas. Čia viskas vyksta savaičių eigoje ir jisai pakeičia savo poziciją. Nuo Bavarijos lyderystės jisai pradeda agituoti, kad reikia paskirti prūsišką princą von Hohenlohe naujojo ministro pirmininku ir tą daro pakankamai tiesiai karaliui, reiškias, susirašinėjant. Ir karalius paskiria Hohenlohe ministrų pirmininkų ir formuojamas naujas ministrų kabinetas ir turi prasidėti dėrybos tarp Prūsijos ir Bavarijos, kuriuose šitos dvi didžiausios vokiškos teritorijos turi pradėti dalintis įtakos sferas. Prūsija į šiaurę nuo Maino, Bavarija į pietus nuo Maino. Ir šitame etape protingi diplomatai patraukia Wagnerį labai gražiai iš dėmesio centro ir vyksta tuo metu jau pokalbiai ir dėrybos. Wagneris pradeda agituoti viešai už Prūsiją. Jis parašo tokį 15 straipsnių Kunst und Deutsche Politik seriją apie tai, ką jis apie visą tai galvoja. Jau Bavarijos karalius pradeda pykti, dėl to pradeda drausti jam publikuotis. Žodžiu, istorija pasiekė tam tikrą pakankamai rimtą piką. Tai ką bandau pasakyti, Wagneris labai rimtai sudalyvauja šitose procesuose. Kaip įtakos agentas. Ja, mano kitas klausimas ir turėjo būti apie tą jo vaidmenį suvienijime ir aišku, prieš jis turėjo suvienijimo. Bet vis tiek visa tai kažkaip kūryba egzistuoja tuo metu, skirtingais, kaip suprantu, etapais ir skirtingais greičiais. Tai kaip mes galėtume žiūrėti tuos jo pagrindinius kūrinius, vat būtent iš tos tokios, iš mūsų fokuso šiandieninio pokalbio, ar ne iš to tokio politiškumo fokuso. Ar tai savaime, apie visus juos galėtume kalbėti, apie Žiedą ir visus kitus kūrinius, kaip apie tam tikrą, tos mitinės praeities sugrąžinimą, ar ne, apie tam tokią idealistinę ir romantistinę žiūrą į vokiškas žemes savaime ir šitas legendas. Ar yra kažkaip, mes galėtume taip aiškiau įvardinti, kuris iš tų kūrinių
ne tiek gal, kiek Wagneris sąmoningai tai turi kažkokią politinę darbotvarkę, bet ką galima įsivaizduoti kaip tam tikrą politinę žinią. Taip, aš labai atskirčiau tuos du aspektus. Tai yra tai, ką mes įsivaizduojame ir kaip interpretuojame, ir netgi kaip interpretavo amžininkai ir apie ką tie kūriniai yra. Nes jie nėra instrumentiškai, pažodiškai politiniai, nei vienas iš jų nėra. Galbūt išskyrus, atsakant jau visiškai tiesiai jūsų klausimą, Nürnbergo Meisterzingeriai. Vat yra tas kūrinys, kuris buvo baigtas kurti vat šitoj šviesoj visų šitų įvykių. 1866, 67 ir galiausiai premjera 68-aisiais. Ir Meisterzingerių premjera Miunchene yra nepaprastai sėkminga. Ir netgi tose žemėse šalia, vokiškose žemėse kaip Austrija, kur Wagneris buvo vertintas vis dar dviprasmiškai arba kažkaip nerado savo tos jau konkrečios vietos, jis jau triumfavo. Tai va tas Wagnerio visuotiškumas, jis atsiranda po Meisterzingerių, nes jisai pasiūlė Meisterzingeriuose žinoma ir visiškai kito plano veikalą, tai yra komiška opera. Antra, tai referuoja į labai konkretų laikotarpį, tai kreipiasi į 16 amžiaus renesanso laikų Šventosios Romos imperijos miestą Nürnbergą ir geruosius jo žmonės, bet per visą tai jisai perpina labai daug idėjų, ar ne? Esminis turbūt momentas, pati pabaiga operos, Hansas Saksas, pagrindinis veikėjas, savo monologe finalinėme sako tokį tekstą. Jeigu Šventosios Romos imperija žlugtų, tai liktų šventasis Vokietijos menas. Ir čia yra antraštė, galima sakyti, visam likusiam XIX amžiui, Vokietijos suvienimui ir taip toliau. Šventasis Vokietijos menas. O čia yra ta pagrindinė vienijanti dalis, kuri paskui įėjo į Vokietijos vienijimą ir į visą tą mediaciją. Na gerai, sukūrėme administracinį aparatą valstybėje, tai kas yra turinys? Tai va tas menas, visos tos idėjos, kurios tuo metu brendo Vormärz laikotarpyje, kur sakė, na taip, yra milžiniška kultūra, yra mąstytojai, yra viskas, bet nėra valstybės. Tai va šitą Wagneris sugebėjo kažkaip susintetinti, apibendrinti ir pateikti kaip turinį viso to suvienimo. Tai va kultūrinis suvienimo turinys ir buvo Wagneris, o Meisterzingeriai buvo tas pirmasis pranašas, ten yra viskas, ten yra ir Folkgeist Herderio, ten yra ir šaltiniai, ten yra ir viduramžiai, ten yra ir Šventosios Romos imperija, ten viskas yra, dar ne, ir meilės istorija, ir tauta, ir taip toliau. Tai vat per tą liniją, užtat naciai šį veikalą pasiėmė patį pirmą ir jų visi Nürnbergo raliai suvažiavimai vyko skambant Nürnbergo Meisterzingeriams. Aišku, yra ir kita šito veikalo pusė, jis yra fantastiškas veikalas, iš kurios pusės mes jį skaitysime, ten tokių labai daug tiesioginių nuorodų, tiesą sakant, ir nėra, bet kas ten yra tikrai, tai Wagneris. Hansas Saksas kaip Wagnerio personifikacija, čia daug labai tyrėjų šitą mintis patinka ir tuo metu Wagneris ir nuotraukose pasikeičia, jis užsideda tą beretę, kurią nešiojo studentai, reiškias jau tokia, kuri replikuoja renesanso laikų. Turbūt viena žymesnių jo ikonografijų. Taip, tai čia jau yra po Meisterzingerių, čia yra jau kaip, reiškias, tokia asociacija su renesanso laikais. Ir va štai Wagneris jau tampa tokių jau centrinių tautos dainiumi. Iš vienos pusės, bet diskusija apie Wagnerį vyksta visada iš abiejų pusių. Ten yra ir oponentų, yra daug žmonių mąstančių kitaip ir taip toliau. Tai kai kurias idėjas Wagneris paforsuoja, jisai pritraukia prie to metinių aktualijų, vėlgi, likdamas pakankamai dideliai diskusijai su savim, tai kas čia vyksta, kaip čia turėtų būti, nes jis turi labai aiškių lūkesčių tai naujai valstybei, kurių ta nauja valstybė netrukus neišpildys. Taip. Kalbant jau į antrą pusę pokalbio pereinant ir kalbant apie tą Wagnerio paveldą arba tai, kas vyksta su juo pačiu po jo mirties, ar ne? Iš esmės atrodo, kad jis taip buvo kažkaip politiškai instrumentalizuojamas vėliau po jo mirties. Kaip mes galėtume tai matyti? Kodėl jis jūsų manymu buvo pasitelktas nacionalsocialistinio režimo ir galbūt kažkokius kontekstus galėtume skleisti, kaip tai buvo daroma? Čia tikrai labai geras klausimas, nes tęsiant, galime net atsiremti nuo prieš tai būsio klausimų apie veikalų politiškumą. Tai kiti veikalai, kurie, pavyzdžiui, kaip Nibelungų žiedas, jie
turėjo visiškai kitokį krūvį. Nors, žinoma, jie buvo ir panaudoti politikai vėliau 20-ame amžiuje ir ne tik. Bet tai yra labai aštri socialinė kritika. Ir labai daug kairiųjų pažiūrų žmonių tuo metu labai pamėgo šitą veikalą, ar ne? Ypatingai, apskritai, Vagnerio idėjos 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, jos šitaip skynėsi kelią dėl to, kad tiem laikam tai buvo super progresyvu. Ir tai, apie ką Vagneris kalbėjo tuo metu veikaluose, Nibelungų žiede, pavyzdžiui, atskleisdamas visą paletę tokio supuvusio pasaulio, senųjų dievų žlugimas, staiga naujasis herojus Zygfridas, kuris net laiko išbandymų yra sukompromituojamas, žūsta taip pat ir dabar tarsi visą žiedo pabaigos suponuoja, dabar jūsų eilė, ar ne? Dabar jūs darykit patys, be dievų, be herojų, be nieko kito. Ir tai yra nepaprastai paveiku. Antra, visa psichologizmo linija, kuri yra Vagnerio kūriniuose, kuri visiškai, kaip čia pasakyti, pranašauja tuo metu dar ateinantį Freudą, visą, sakykime, žmogaus pažinimo virsmą kaip po tokį. Meilės sampratos visos, androgeniškumas, meilė už formos ir draudimo ribos. Ir tai jaudina labai daug vaizduočių tuo metu. Užtat Vagnerį priima, visi turi savo Vagnerį. Kairieji turi savo Vagnerį, dešinieji turi savo Vagnerį, žydai turi savo Vagnerį, impresionistai turi savo Vagnerį, literatai turi savo. Visi iš to kažką pasiema, nes Vagneris yra labai daug idėjų. Labai platus idėjų spektras. Ir politikoje, žinoma, kas nutinka Vokietijoje ir Bairoite, tai kad Bismarko vyriausybė vis tik tai pasinaudojusi Wagneriu labai dideliais kiekiais, nepateisina jokių lūkesčių. Tai yra Bairoitas kūriamas jau toliau be valstybės. Naujoji Vokietija neprisideda prie Wagnerio svajonės išsipildymo. Ir Wagneris traukiasi atgal. Jisai pradeda grįžti į savo kairuoliškas idėjas, į savo iki revoliucinį mąstymą ir jisai pradeda galvoja, pala, bet mano visi draugai, su kuriais aš ten ant barikadų stovėjau 30 metais, aš juos tarsi išdaviau, Augustas Riokelis ir taip toliau. Ir jisai toliau žiūri į visą tą vystymąsi, kad tos metapolitikos tai nėra, kurios jis tikėjosi. Kad valstybė yra kažkoks biurokratinis, administracinis, bejausmis mechanizmas. Ir kad tai yra super neteisinga, jis ne to norėjo, ne už tokia jis Lietuvo kovoja, reiškės. Ir jis traukėsi atgal jau būdamas garbiam amžiui. Pradeda matyti militarizaciją ir sako, vieną dieną mes susisprogdinsim greičiausiai. Visa tai bus tokiam likime. Ir grįžta prie visiškai kitų idėjų. Reiškės, kad jisai traukėsi, Bismarkas jo nebepriema taip, kaip jisai priėmė, kai jam reikėjo. Žodžiu, ir gyvenimo pabaigoje Wagneris jau kurdamas Parsifalį yra kitas žmogus, vėl kitas žmogus ir kitų idėjų žmogus. Na, o Bairoitas žinoma, kad tampa institucija. Ir Wagneris norėjo tam tikrą prasme, kad, jeigu legalus parlamentas, tai mes čia sukursim savo parlamentą tada. Ir žinoma, Wagneris nespėja Bairoite pabūt per daug ilgai, ten viso labo jo gyvenimo metu vyksta 2 festivaliai ir jisai miršta netrukus. Bet Kozima, kuri pragyvens į 50 metų, jį laiko Bairoite kaip tam tikrą Wagnerio muziejų, tokį legacy, gyvą paminklą. Ir ten pradeda burtis labai daug įdomių žmonių. Į Wagnerių šeimą ateina Hansas von Wolfshogenas, jis vienas iš tokių esminių Wagnerio teoretikų, jis gyvens ilgai iki 1938 metų, jis redaguos tokį festivalio laikraštį Bayreuther Blätter, bet iš esmės per laiką Bayreuther Blätter taps tokių kaip ir dešiniosios minties ekspozicijos kanalu. Ir dar daugiau į šeimą ateina Houstonas Stuartas Chamberlainas, vienas iš esminių teoretikų nacionalsocializmų, britas. Ir gan vėlyvam amžiuje, virš 40, jis susitokė su Wagnerio dukra Eva. Tai jis tampa jau tokių nuolatinių gyventojų, sakykime. Na ir vėliau jau Zygfridas sūnus, gan vėlyvam amžiuje, kadangi buvo laikoma, kad Zygfridas yra homoseksualus, jo žmona tampa tokia Winifred Wilson, taip pat didelė kraštutinių dešiniųjų idėjų išpažinėja, taip pat iš Britanijos. Ir tuo metu Bairoitas tampa tokia didelių susibūrimų vieta, centras, galima sakyti. Vila Vanfrid, kur Wagneris gyveno, Cosima labai ilgą laiką. Ir per ten pereina labai daug labai svarbių, labai didelių politinių virsmų. Ir galima sakyti, kad Winifred Wilson yra tas žmogus, kuris, ko gero, pastebėjo jaunąjį Adolfą Hitlerį savo laiku, jo visą fascinaciją Wagnerio kultūra ir pakvietė jį į Bairoitą pirmoji
Ir yra sakoma, kad Winifred Wilson siuntė popierių į Landsbergo kalėjimą, ant kurio Hitleris rašė Mein Kampf. Tai va, ir Winifred Wilson esminis, kadangi jie su Zygfridu dar turėjo du vaikus, Vylandą ir Wolfgangą, kurie vėliau ir valdė Bairoitą, jie niekada nesigailėjo savo šitų žingsnių, jie pragyveno ilgą gyvenimą iki 1973 ar 76 metų ir kada režisierius Sieberbergas su ją darė tokį epochinį didžiulį interviu, kuris dar ir dabar yra plaukioja YouTube, jinai nikiek nesigailėjo savo visų tų. Jinai nebuvo denacifikuota, žodžiu. Tai Britai dėl visko kalti. Aš manau, kad tuo metu viskas ėjo daugiau ar mažiau į tą pusę. Buvo labai aštri kova tarp tų nacionalinių liberalų ir tarp konservatyvesnių žmonių. Ir Pirmo pasaulinio karo išvakarėse Bairoitas jau buvo labai ženklus tų, sakykime, tuo metu valstybėje vyravusių idėjų centru. Visi kaizeriai 3 tuo metu lankėsi Bairoite nuolat, turėjo vienokį ir kitokį santykį su ta vieta ir tai buvo oficiali institucija. Kai vyko pirmasis Bairoitas, čia visiškai juokui pasakysiu, Karlas Marksas važiavo pro šalį ir sakė, tokių valstybinių klaunų šventę, sakė. Ar valstybinio muzikanto šventę. Jis pavadino Wagnerį valstybiniu muzikantu, reiškės. Tai va, ir ten tikrai daug, ir pati Kozima užėmė tokią nerašyto monarcho poziciją tenais, tiesą sakant. Tai va, ir kyla Pirmas pasaulinis karas ir Wagneris jau Pirmam pasauliniam kare visam tam nacionaliniam pakilime, jo muzika, idėjos, simboliai, visi šitie suvaidina labai ryškų ir svarbų vaidmenį, tiesą sakant. Ir po to, jau po Veimaro Respublikos metais, visas Bairoito ratas, kuris turėjo truputėlį prisistabdyti dėl to, kad dėl ekonominių priežasčių festivalis kurį laiką negalėjo vykti, jie jau labai diskutuoja su Veimaro vyriausybė. Jie neigia visą tą demokratiją, vėl jiegi visi monarchistai yra iš esmės. Ir Wagneris buvo monarchistas gyvenimo, Vokietijos suvienijimo aplinkybėse. Ir užtat, kur tu ten mesies, netgi pas socialdemokratus vietinius. Jie metasi tiem, kurie išgrebė tuos simbolius, kuriem reikėjo, nes reikia pasakyti labai atvirų tekstų, kad naciai panaudojo dalį Wagnerio idėjų. Jie panaudojo tą vokiškumo sampratas, tas Deutschtum, apie ką Wagneris kalbėjo tuo metu. Bet visą kitą jie paliko. Ir ne visus veikalus panaudojo, tiesą sakant, net ir koks Parsifalis liko ne visiškai aiškus, kaip su juo elgtis. Iš čia apie atjautą, čia ir budizmas, ir krikščionybės simboliai ir taip toliau, ir čia ne visai pakeliui. Tai Gebelsas sakė, kad Führeris nuspręs, ką daryti su Parsifaliu po galutinės pergalės. Kare. Taip, nes ne visiškai čia viskas įėjo į Wagnerio kanoną. O tai, kad Hitleris žavėjosi, tai daug kas žavėjosi tuo metu Wagneriu ir čia nebuvo nieko tokio. Lenino laidotuvėse skambėjo? Lenino laidotuvėse skambėjo. Žodžiu, politinius sluoksnius apėjo visiškai visus ir žinoma tuo metu, kaip būtų paradoksalu, iki 33 metų, nes 33 metais, kad Hitleris atėjo valdžią, pasaulis jau minėjo 50-asias Wagnerio mirties metais. Labai iškilmingai, gausiai, daug. Ir labiausiai Prancūzijoje. Ir nors Wagneris, iš esmės jo visas Deutschtum, apie ką jis rašė suvienijimo kontekste, jis rėmėsi iš dalies antiprancūziškumu, nes kuo skiriasi vokiečiai, kur yra esminiai vokiečių skirtumai? Nes jie skiriasi nuo prancūzų, jie skiriasi nuo visų kitų, o labiausiai nuo prancūzų. Ir nepaisant to, kad wagnerizmas buvo idėjinė prasme labiausiai mene kultūroje įsišaknijęs Prancūzijoje, Wagneris varė labiausiai ant prancūzų ir prancūziškumo. Ir finale, iki karo, iki Hitlerio atėjimo į valdžią, wagnerizmo idėjos buvo labiausiai paplitusios Prancūzijoje. Tai buvo toks štabas wagneristų. Iš esmės, tai buvo prancūzai, įvairiausio spektro prancūzai, ko nori. Kiekvienoje politinio spektro spalvoje tu rasi savo Wagnerio interpretaciją ir wagnerizmo, tų idėjų, kurio reikia. Liberalai labai mėgo taip pat visas tas laisvės savokas, kurias kėlė, anarchijos galų gale. Tai nacionalsocialistai supakavo Wagnerį į svaresnę dėžutę. Jie pasiėmė tą, kaip sakant, išfiltruoto, išdistiliuoto vokiškumo, nes Wagneris už juos nudirbo didelį darbą. Jis iš tikrųjų tą mitą ir mito teritoriją, jis išvertė į šiuolaikinę kalbą, nepaisant to, kad daug kas darė šitus dalykus Vokietijoje, daug kas apie tai rašė, kūrė, net Mendelsonas ketino kažką veikti Nibelungų žiedo sagos kontekste. Tai buvo tikrai labai viešoje erdvėje
eskaluojami veikalai, tuo metu verčiami į modernę kalbą ir tai buvo tikrai laikmečio pakilimas. Ir Wagneris buvo tiesiog vienintelis, ne tas, kuris atrado, tas, kuris iš tikrųjų pavertė juos tokio kanono reiškiniais. Taip. Ir gal įdomu dar klausti tada yra apie Bairoito festivalį. Ta prasme, ką jūs kalbate apie tai, kaip viena vertus, kaip visi trys monarchai, Vokietijos kaizeriai lankėsi festivalyje, sykiu tai, kad kaip festivalio turinys atrodė po Antrojo pasaulinio karo. Kai iš esmės Vokietijoje tas apmąstymas apie tai, kas mes tokie esame, buvo radikalus, vadinkime, ar ne? Kaip tai atrodė, ir čia užsiminėte prieš pokalbį apie Tomo Mano tam tikrą vaidmenį, galime ir šitą didelę figūrą įtraukti. Kaip galėtumėt pakomentuoti Bairoitą po karo, po Antrojo pasaulinio karo? Čia labai probleminis klausimas, tiesą sakant, ir kartu gal nešantis mūsų šiuolaikybei šiokių tokių pamokų, todėl kad Wagneris nebuvo tiesioginė to žodžio prasme draudžiamas kompozitorius. Pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose karo metu buvo draudžiami tik Nürnbergo meistersingeriai. Prancūzijoje jau 45 metais po karo buvo statomas Wagneris. Net ir rytų Vokietijoje Wagneris nebuvo persona non grata, jis buvo ir rašinėjimas, ir statomas, ir sakykime, jis buvo depolitizuotas. Bet kokiu atveju buvo suprantama, kad Wagnerį reikia depolitizuoti po Antrojo pasaulinio karo. Tai išnešti iš politikos ir padėti atgal į meną ir kultūrą, ten, kur yra jisai, ar ne. Ir matyt, kad Wagnerio spektras jis buvo per daug galingas ir per daug paveikus, kad jį tiesiog reikėtų kažkaip iškenselinti. Tai buvo laikoma neįmanomų dalykų. Bet tik tiek, kad Bairoitas jau, kaip sakant, yra fizinė vieta, institucija, tai užtat reikia su ją kažką daryti. Ir kadangi Bairoitą užėmė amerikiečių pajėgos, Ačiū Dievui. Ačiū Dievui, taip. Nors ir amerikiečiai sugebėjo ir fokstrotą pašokti ant Wagnerio kapo, nes jis pakankamai didelę plokštę ten ir taip toliau. Net Leonardas Bernsteinas, kada lankėsi pirmą kartą prie Wagnerio kapo, kuris yra jo namų kieme, kaip kokio rockstaro, tai jis galvojo, čia pakankamai vietos, kad galima būtų sušokti. Ten ir jie bandė rodyti kiną tam Bairoito teatre kareiviams, ten ir visą kitą, ir kažkaip vis buvo ta diskusija, ką daryti su Bairoitu, čia griauti, jį panaudoti kitiem kūriniam, nes teatras, reikia pastebėti, jis nėra toks stambus, didelis, monolitinis kaip ložiniai teatrai, tai yra toks vasaros pakankamai laikinų verkinių konstrukcijų teatras. Esminis dalykas ten yra salė, daugiau ten nieko nėra išskyrus salė iš esmės. Pinigų buvo nedaug, kaip Wagneris statė tą teatrą. Ir finale buvo suburta komisija iš tų laikų ryškiausių intelektualų, tame tarpe dirigento Bruno Walterio, Tomo Mano, kitų, kurie iš esmės jiem ir buvo pavesta priimti tą siūlymą, suformuoti siūlymą, tai ką daryti. Ir siūlymas buvo ne suvalstybinti teatrą, tai yra perduoti valstybės žinion ir įkurti dar vieną instituciją, bet palikti ten, kur jis yra, šeimai. Ir kadangi Vylandas ir Wolfgangas, abudu anūkai, jau buvo pakankamame amžiuje, reiškia, vykdyti tam tikrus veiksmus, tai jiems ir buvo perduotas tas teatras, paliktas šeimai. Iš esmės, vienintelis žmogus, kurį ten reikėjo kažkaip tai pastumti iš šono, buvo jų motina Winifred Wilson, kuri nepasidavė denacifikavimui. Ir 51 ar 52 metais, atsiprašau už netikslumą, bet įvyksta pirmas pokarinis Bairoito festivalis, kurį iš esmės kuruoja Vylandas Wagneris, tiesioginis anūkas. Ir pirmasis pastatymas Jojo Parsifalis įėjo į istoriją iš tos perspektyvos, kad jis jau buvo visiškai kitos stilistikos pastatymas ir prieiga. Tai buvo šviesos, minimalizmo, reiškės, visai kitų simbolių išvestų į pirmą planą, nepaprastai švarus veikalas, nes vėlgi Kosimos dėka iki karo pagrindė buvo rodomi istoriniai Wagnerio pastatymai. Tas pats Parsifalis, apie kurį aš kalbu, iki 1938 metų buvo rodomas tas pats, kuris buvo premjeroje 1882 metais, todėl kad tikslas buvo išsaugoti viską, kaip meistras norėjo, ką sakė, kaip parodė, kaip nurodė, ir jokios interpretacijos čia negali būti. Su Žiedu labai panaši sąvoka, su kitais pastatymais, kurie buvo įvedami į kanoną Bairoitį iki pat 1904 palaipsniui, visi 10 kūrinių.
Tai va, tai tas pokarinis Bairoitas, jisai turėjo būti maksimaliai atviras, maksimaliai išpažinti visas savo nuodėmes, deklaruoti savo, reiškia, išsikratyti visus skeletus spintoje ir palaipsniui taip ir buvo, kadangi šeima gyveno dar viloje Vanfrit, bet ir archyvai po truputėlį buvo atveriami, ir susirašinėjimai, ir laiškai, ir studijos jau radosi gilesnės ir išsamesnės, pradėjo dygti Vagnerio biografai, labiau nepriklausomi, sakykime, kiti režisieriai pradėjo būti kviečiami ir dirigentai, bet čia jau bus žymiai vėliau, tik nuo 76 metų, praėjus 100 metų po festivalio pradžios, pirmą kartą dirigavo ne vokietis Pieras Bulezas ir statė ne vokietis Patrice Chéreau, kas baigėsi milžinišku skandalu. Na ir toliau jau Wielandas Wagneris mirė anksti pakankamai ir viską perėmė Wolfgangas. Wielandas buvo tas genialusis režisierius, Wolfgangas buvo genialusis vadybininkas. Tai va, ir Wagner, ir tokiu būdu Bairoito visa ta įmonė, visas tas festivalis, jisai išliko iki šių dienų, žinoma, bandydamas kuo daugiau veikti atsiverimo ir kitoniško. Ir kitoniško mąstymo labui. Gerai, ir gal tada paskutiniai keli klausimai yra apie šiandieninį Wagnerio artikuliavimą, ar ne? Skrutonas yra ne vieną knygą parašęs, Rodžeris Skrutonas, britų filosofas, apie Wagnerį, Parsifalį Wagnerio. Užsiminėte, kad Žižekų irgi labai įdomus ar svarbus, nežinau, kaip tai atrodo ir galbūt jūsų kažkokie pasvarstymai, kodėl vis dar masina Wagneris šiandien va, tokius. Na, aš manau, kad Wagneris yra tokia figūra, kurią sunku apeiti, einant bendrai idėjų istorijoje. Idėjų istorijoje, būtent. Ir sakykime, kaip ir matome, atrodytų Žižekas ir Skrutonas kažkokiose skirtingose spektro pusėse yra, bet Žižekas pakankamai radikaliai skirtingose. Taip, ir Žižekas, Alenas Badiou, prancūzų filosofas, jie kaip tik kvestionuoja tas visiškai kitą Wagnerio pusę, ne politinę, bet tai, ką jis kalbėjo apie žmogaus laisvės, apie meilės sampratas, apie wagnerišką moralę, sakykime, ir apie visuomenės kritiką. Nes iš esmės jau Bernardas Shaw 1891-2 metais, besilankydamas Bairoito festivalyje, parašo tokį Perfect Wagnerite knygelę apie tai, kaip jis pamatė Nibelungų žiedą. Ir jisai pirmiausiai pamatė, kaip, tuo metu gimstančios kapitalistinės visuomenės kritika. Štai yra Nibelheimas, ten visi juodadarbiai darbininkai, štai yra dievai, kurie yra korumpuoti, apiplėšė teisėtai žiedą nukaldinusi Alberichą ir visa tai yra štai. Ir po 100 metų, kai grįž Patrice Chéreau prie žiedo interpretacijos, jisai padarys tai pagal Bernardą Shaw, tai yra kairuoliška kairėje interpretacija. Yra visos tos idėjos. Nes Wagneris, kurdamas žiedą, jisai norėjo pirmiausiai ko? Jis norėjo revoliucijos. Ir jisai sakė, šitas kūrinys galės būti įgyvendintas tik po revoliucijos. Ar ne? Ir kai jis baigė žiedą, muzikinė prasme, jis dirbo su tekstu, kurį jis parašė, būdamas tuo metu antivalstybininkų, anarchistų, antimonarchų ir taip toliau. O čia yra didelis paradoksas. Užtat vienpusiškai priimti Wagnerio kūrinių, ypatingai šių, neįmanoma. Tai yra labai pamokantis kūriniai. Ir Žižekui tas, man atrodo, šitas Wagnerio pamokos yra svarbiausias. Na, o Skrutonas, aš manau, kad jis yra labai nuoseklus Wagnerio tyrinėtojas. Ir pradedant nuo jo Tristano ir Izoldos studijos seksualumo ir aistros eksplikacijų, reiškia Wagnerio kūryboje ir paskui tęsiant fantastiškų jo kūrinio The Ring of Power ir tuo metu paskutinių jo apskritai parašytų kūrinių apie Parsifalį, tai jis tikrai labai nuoširdžiai ir filosofinių požiūrių, tarp kitko, turėdamas tikriausiai labai neblogą muzikologinę akį, jis analizuoja ir muziką, ėjo reiškia, į Wagnerio tyrinėtojų. Ir tokių tyrinėtojų yra tikrai labai daug ir aš manau, kad tai vyks nuolat. Dėl to, kad kur yra esmė? Ką sakė Wagneris? Jisai sako, drama, kuri turi pakeisti mus visus, ji turi būti sudaryta iš kažkokios kalbos. Ir tam yra pasitelkiama mito kalba.
ar ne? O kodėl mito kalba yra svarbi? Todėl, kad mitas yra kažkokia per šimtmečius, tūkstantmečius išdistiliuota tiesa, ar ne, kuri buvo perdodama iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą. Ir čia yra kažkas universalaus, apie ką mes kalbame. Ir kalbant apie tai, iš ko jisai sėmėsi, pradžiui iš teutoniškų sagų, kai jam nusibodo teutoniški padavimai, apvaliojo stalo riteriai ten ir Wolframo Eschenbacho 13 amžiaus rašiniai, jis perėjo prie gilesnių mitų, tai reiškia, kad jis iš tikrųjų nuoširdžiai studijavo mitologiją ir stengiasi pasiekti kuo gilesnį dugną, kuo labiau pirminį šaltinį, tai iš kur visą tai kyla. Užtat konstruodamas savo pasakojimą jis naudoja tų mitų selekciją, tam tikrai jis jungia daug dalykų į vieną. Tai vat, ir kadangi Wagneris grindžia savo pasakojimą universaliais dalykais visiškai, tai yra nesenstančiais, labai dažnai nesusijusiais su laiku ir vieta, arba su konkrečiu pasakojimu, su konkrečiomis asmenybėmis, tai į tą vietą mes galime įstatyti bet ką ir kalbėti bet kokiomis temomis. Ir čia va tas Wagnerio be nesibaigiančios muzikos paradoksas, tu nuolat Wagneris yra kaip neišrištas akordas, ar ne, kuris vis suponuoja, lemia naujos muzikinės minties gimimą iš savęs. Tai taip pat ir Wagnerio kūryba. Ir dar daugiau, žinot, čia kaip Nibelungų žiedo pabaigoje. Jau atrodytų, kad Valhalla sudegė, jau atrodytų, kad žiedas grįžo į Reino dugną, jau jį vėl supa Reino mergelės, bet mes visą laiką pagalvojam, kai baigėsi žiedas. Kad, tai vadinasi, kad gali atsirasti naujas veikėjas, kuris tą žiedą paims ir užkurs visą šitą sagą iš naujo. Ir taip mes suksimės nuolat rate. Tai va, Wagnerio idėjos yra apie tą nuolatinį cikliškumą ir mes visą laiką grįšim prie šitų idėjų. Nebus tikriausiai to laiko, kada Wagneris kažkokiu būdu... Ir čia žiedo metafora tiesiog puikiausiai tinka. Taip. Rato, būtent. Ir ko gero, kada pradedam tuomet galvoti apie aplinkui kūrusius kompozitorius ir kūrėjus ir meną, tada sugalvom, taip, ko gero, kad nieko labiau kompleksiškesnio ir paveikesnio mes, ko gero, nelabai čia ir rasime. Vienoje vietoje telpa šitiek daug, ar ne, ir šitą tirštą. Ir galima tą mėgti, galima to nemėgti, galima su to diskutuoti. Bet niekada neliksi kažkur nuošaly abejingas. Tai užtat Wagneris visą laiką, Wagneris yra grįstas tam tikrą dichotomiją, tam tikrą dviprasmybę. Pats iš savęs, bet ir jo kūriniai. Ir užtat ta diskusija, čia ir yra tas atviras akordas, kuris nuolat suka mūsų. Taip. Ir galų gale, klausimas apie labai paprastas, daug žmonių yra, kurie, nebijoju, galbūt yra girdėję apie Wagnerį, bet nėra klausę taip nuosekliai. Ar kažkokius patarimus turėtumėt, kažkokio pasirašymo reikia, ar tai tiesiog reikia pirmiausia išgirsti ir jau po to pradėti mąstyti, skaityti ar dar kažką? Gal nuo kurios operos / dramos pradėti, kaip wagneriškai kalbant? Aš manau, kad galima visada pradėti nuo vieno kąsnio sumuštinio. Taip. Nereikia iš karto imti viso kūrinio, reiškias, tai mes galime iš tikrųjų galbūt, kaip sakant, ruoštis labiausiai reikia trukmei, negu kad turiniui. Dėl to, kad turinį reikia tiesiog priimti ir jį apmastyti kažkokiu būdu ir galbūt pasirinkti, einant į teatrą, tam tikrą ne visiškai radikalų jau vokišką režisierių, kuris darys viską, kad tik tai padaryti priešingai, negu kad Wagneris rašė ar galvojo. Tiesiog vardan to, kad daryti. Bet siūlyčiau paklausyti preliudų, įžangų, visų šitų užuomazgų, kurios galbūt ir paliks jums gerų nuorodų arba gerų minčių. Aišku, galima pradėti visada nuo pavyzdžiui, Lohengrino, kas labai dažnai pristatoma kaip tas pirmasis bandymas. Nors mano galvo Lohengrinas yra gal net ir politiškesnė opera, negu kad Nürnbergo Meisterzingeriai. Rašyta pakankamai specifiniu periodu, plus ten daug labai aiškių nuorodų į tai, kad yra ten karalius, kuris niekaip nesugeba suvienyti Brabanto ir Saksonijos kartu kovoje prieš rytų barbarus. Nesvarbu, kad rytai buvo Vengrija tuo metu, bet tarkim, tuo metu Friedrichas Vilhelmas IV bičiuliavosi su Rusijos caru ir čia visiškai kitos konotacijos prasideda. Tai sakyčiau, kad Lohengrinas ir be abejo daugybė dalykų, kurie yra susijęs su tais kasneliais, ištraukomis, scenomis.
Gerai, ačiū Julijau už ateimą į mūsų studiją, labai įdomus pokalbis apie Wagnerį. Primenu, kad šiandien studijoje pas mus svečiavosi kultūros vadybininkas Vytauto Didžiojo universiteto menų fakulteto dėstytojas Julijus Grickevičius ir primenu mūsų klausytojams, kad mūsų laidų archyvą galite rasti YouTube ir Spotify ir iki susiklausimo. Viso geriausio.